Kaip manai, ar žmogus judantis vežimėliu gali savarankiškai pereiti perėją? Atsakymas priklauso nuo perėjos bortelio. Jeigu perėjos bortelis yra aukštas, žmogus niekaip negalės savarankiškai patekti į kitą gatvės pusę. Bet jeigu gatvės bortelis yra žemas, žmogus savarankiškai ir lengvai galės pereiti gatvę. Be to, nuleistas bortelis naudingas ne tik negalią turintiems žmonėms, jis naudingas stumiant sunkų lagaminą, vežimėlį ar tiesiog važiuojant dviračiu paspirtuko riedučiais. Visgi, barjerų ir sunkumų galima išvengti, bet žymiai patogiau būtų, jeigu aplinką kurtume universaliu dizainu. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip aukšti borteliai gatvėje gali tapti aukštais barjerais klasėje. Universalaus dizaino principai naudojami architektūroje taip pat gali būti naudojami ir švietime. Jie sukuria tokią aplinką, kurioje kiekvienas mokinys gali pasiekti savo asmeninės mokymosi sėkmės. Aš universalų dizainą suprantu kaip galimybę rinktis mokiniams savo mokymosi procesą, eigą, būdą, tempą ir visus kitus dalykus, kurie su tuo yra susiję. Aš asmeniškai savo klasėje leidžiu mokiniams rinktis, ką jie nori išmokti tą dieną, kiek giliai jie tą nori išmokti, kokioje aplinkoje jie tą nori padaryti ir ar jie tai nori daryti savarankiškai, poroje ar grupėje. Būtent tokia galimybė mokiniams suteikia asmeninę laisvę ir gebėjimo valdyti savo mokymosi procesą bei tapti savo mokymosi proceso ekspertais.